išlipau. Tada įkalė golą. Tas įdomiausia, kai gyvom ranką įlė. Leptel. Žinai, stengiamės. Na jo, galime pavadinti derbį, bet nemanau, kad čia buvo derbis, kadangi, kaip žinome, pas Pakruoją nežaidžia, manau, nei vienas pakruojietis. Gal atsargoje ir buvo, bet pagrindiniai vienuolikė tikrai nebuvo. Sunkios rungtynės. Manau, dėsningas rezultatas. Galėjo ir vieni ir kiti galvoja laimėti, bet lygiosios taip ir turėjo būti. Kaip psichologiškai, kaip lems pirmos varžybos, nes, kaip žinome, jos labai svarbios, tai tokios, ar lyg ir išsigelbėjom šiose varžybose, ar kaip tik tokios bus nusiminusios nuotaikos, nes rezultatas tarsi netenkina. Ne, nusiminusios nuotaikos gal nebus, vienas taškas vis vien šis tas. Žinoma, norėjome 3 taškų, norėjome tik pergalės siekti, bet palei šiandienos rungtynės, manau, taip ir turėjo būti tik vienas taškas. Pakruojos komandoje žaidžia 4 buvę šiauliečiai, praėjusiame sezone atstovavę Šiauliams. Kaip vertintum jų žaidimą šiandien, to Aurimas Garuckas labai norėjo laimėti ir su Vaidotu Šilėnu jie ten kovoja krašte savo. Na jo, kaip žinome, aikštelėje nebėra draugų. Jie buvo šiauliečiai, bet dabar jie žaidžia kitoje komandoje, turi kitoje komandoje įrodinėti treneriui, kad moka žaisti. Aurimas kovoja su Vaidu, taip ir turi būti, aš galvoju. Visų pirma, galiu pasakyti, kad aišku netenkina rezultatas, žaidimas iš dalies. Galbūt kai kuriais momentais neblogai žaidėm, aišku, visų pirma, negalim daryti tokių grubių klaidų gynyboje. Tiek pirmo kėlinio tiek antro pradžia kažkur tai praradom koncentraciją ir vėl antram kėlinį vėl tas pats, tai aišku, taip žaidžiant gynyboje, tai tikrai teigiamą rezultatą yra sunku pasiekti. Ir aišku, norėtųsi, kad daugiau išnaudotumėm progų, tikrai šiandien susikūrėm nemažai, bet realizacija norėtųsi geriau. Kokius taškus susibrėžė komanda šiems čempionatų? Aš jau minėjau galbūt, kad tikslai turi būti, negalima sakyti, kad žemiau negu pernai. Tai tikslai išlieka, kad būti bent jau aukščiau negu pernai. Šiandien vaikinais tikrai esu patenkintas. Atidavė visas jėgas ir buvome arti pergalės, nors ir šiauliečiai turėjo irgi realias progas. Tačiau aš galvoju, kad vaikinai gynyboje padarė keletą klaidų, kurios ir nulėmė, neleido pasiekti pirmos pergalės. Taip kad, kai žaidėjai
iš klaidų reikia mokytis ir, aišku, turim tobulėti, negalim leisti tiek daug varžovams suteikti šansų. Kaip buvusių šiauliečių žaidimą įvertintumėt? Turit komandoje nemažai. Slepakovas šiandien žaidė palyginus šiek tiek po lengvos traumas, tai bijojom dėl jo atsinaujinimo, bet jis sužaidė visas rungtynes, o Garuckas gana patikimai savam krašte, taip kad neturi kažkokio. Romašovas dar šiek tiek rungtyniavo. Mažai teko pasirodyti, šiandien švelniai buvo gana aktyvus ir pasiteisino švelniai. Jaunoje tik tiek nuvylė švelnas lengva trauma, žiūrėsim, kas jam ten. Taip atrodo, kad tarsi abi komandos buvo nepatenkintas teisėjų darbo. Ar čia tokios pirmų varžybų emocijos, ar iš tikrųjų buvo? Nemėgstu aš komentuoti, bet eigoje gal emocingai, bet ten po porą sprendimų sukėlė tikrai daug abejonių.